Šiandien kalbėsime apie stručius. Stručiai yra žolėdžiai paukščiai, todėl jų mityba daugiausiai sudaryta iš žolės. Tai pagrindinės stručių maistas gamtoje. Lapai šakelės. Stručiams labai patinka įvairių augalų tipai lapai. Taip pat mažos šakelės, sėklas ir vaisiai. Jie gali ėsti sėklas, uogas ir kitus mažus vaisius jų buveinėje. Smulkius vabzdžiai. Nors retai stručių mityboje kartais atsiranda smulkių vabzdžių, kurios padeda jiems gauti papildomą maistinių medžiagų. Sėklos ir vaisiai. Jie gali ėsti sėklas, uogas ir kitus mažus vaisius, jei jų yra jų buveinė. Smulkius vabzdžiai. Nors retai stručių mityboje kartais atsiranda smulkių vabzdžių, kurie padeda jiems gauti papildomą maistinių medžiagų. Smėlis ar smulkius akmenukai. Stručiams reikalingi akmenukai, kurie padeda sumalti suvalgytą maistą jų skrandyje. Nežinai, kam reikalingi stručiai? Fizinės savybės. Dydis. Aukštis. Suaugę stručių patinai siekia 2,1 iš 2,8 metrus, o patelės šiek tiek mažesnės. Svoris. Stručiai gali sverti 100 iki 150 kg. Antras. Plunksnos spalva. Patinų plunksnos dažniausiai juodos su baltos sparno ir uodegos galais. Patelės ir jaunikliai yra pilkos ar rudos spalvos, kad būtų geriau kovoti gamtoje. Kojos ir bėgimas. Jie turi labai ilgas ir stiprias kojas, pritaikomas greitam bėgimui iki 70 km/h. Kiekviena koja turi 2 pirštus, skirtingai nei dauguma pirštų, o vienas iš jų yra ypač didesnis ir naudojamas kaip antras.